Trumpų šeima tapo taikiniu po to, kai kraštutinės kairės protestų banga ir radikalūs politiniai išpoliai ėmė taikytis į projektus susijusius su Trumpo žentu Jaredu Kushneriu ir prezidento Trumpo dukra Ivanka Trump už Jungtinių valstijų ribų. Šį penktadienį 2026 m. birželio 5 d. ši byla įgavo pagreitį, nes anti-Trumpo opozicija bando sužlugdyti privačias investicijas užsienyje, tuo pačiu spaudžiant ir verslus susijusius su Trumpo vardu Belgrade, Australijoje ir Džordžijoje. Ataka nukreipta ne tik į kurortą, salą ar statybų projektą. Taikinys yra Trumpo pavardė, tarptautinės šeimos įtaka ir bet kokios prezidento sąjungininkų atvertos durys strategiškai svarbiose regionuose. Ką jie nori sunaikinti? Kodėl šis boikotas prasidėjo būtent dabar? Kaip kairieji bando paversti investicijas skandalu? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka tokio tipo turinys, tiesiai ir be užuovankų, apsvarstyk galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokių vaizdo įrašų yra kasdien. Spaudimo centras yra Albanijoje, kur turizmo projektas susijęs su Affinity Partners, investicinė įmonė, kurią įkūrė Jaredas Kushneris, sukėlė protestus Tiranoje ir pakrantės regione, netoli Vijosa Nartos teritorijos. Projektas apima salą Viduržemio jūroje ir jautrią pakrantės ruožą su turizmo plėtros, darbo vietų kūrimo ir investicijų pritraukimo pažadais. Vietos opozicija ir aplinkosaugininkai teigia bijanti žalos gamtinėms teritorijoms, paukščiams, vėžliams ir išsaugotiems paplūdimiams. Tačiau judėjimas greitai perėjo nuo aplinkosaugos diskusijų prie tiesioginės politinės atakos prieš Trumpų šeimą. Jaredas Kushneris ir Ivanka Trump tapo šios bylos veidais, nes lankėsi regione, viešai kalbėjo apie projekto potencialą ir pristatė idėją kaip aukšto lygio transformaciją. Antitrumpinė žiniasklaida pasinaudojo šiuo pasisakymu ir bandė parduoti įvaizdį, kad šeima nori užgrobti visą salą. Nuo tada į sceną įžengė žodis boikotas. Protestuotojai išėjo į gatves, pasirodė plakatai, spaudimas pirmajam ministrui Edui Hameriui išaugo. Ir Trumpo vardas tapo pagrindiniu taikiniu kampanijoje, kuri apjungė aplinkosaugą, Albanijos vidaus politiką ir ideologinį nepritarimą Jungtinių valstijų prezidentui. Būtent čia išryškėja politinė schema. Prieš atsirandant galutiniai valdžios išvadai, prieš pateikiant galutinę aplinkosaugos ataskaitą ir prieš turint neginčiamų įrodymų apie nusikaltimą prieš Trumpo šeimą, kairė jau paskelbė nuosprendį. Jiems, jei pasirodo Trumpo pavardė, tai tampa korupcija. Jei pasirodo privati investicija, tai tampa grobstimu. Jei pasirodo prabangus turizmas, tai tampa naikinimu. Jei pasirodo diplomatija ne pagal tradicinį modelį, tai tampa interesų konfliktu. Tikslas nėra rimtai aptarti projektą. Tikslas yra priklijuoti prie Trumpo vardo idėją, kad jis negali nieko statyti, dėrėtis, investuoti ar daryti įtakos pasaulyje. Belgrado atvejis pateko į tą pačią schemą. Serbijoje Kushneris buvo įsitraukęs į projektą, kurio siekta paversti buvusį karinį kompleksą prabangia teritorija. Planui kilo protestų teisinių klausimų ir jis buvo sustabdytas po to, kai pasirodė kaltinimai susiję su vietos valdžios atstovais. Kiekvieną kartą, kai Trumpo vardas atsiranda dideliame projekte, grupės, politikai, aktyvistai ir vietos biurokratijos atstovai mobilizuojasi, kad sukeltų viešasias išlaidas, stabdytų leidimus, kurtų skambes antraštės ir darytų spaudimą investuotojams. Australijoje projekto su Trumpo vardu atšaukimas taip pat tapo ginklu. Vystytojas pareiškė, kad Trumpo vardas tapo toksiškas ir nusprendė atsisakyti projekto vardo. Antitrumpiška spauda tai laiko pasauliniu atmetimu. Tiems, kurie žiūri ramiau, tai rodo, kaip kultūrinis karas prieš Trumpą persikėlė iš rinkimų į rinką. Taikinys nėra tik viena kandidatūra. Tai vardas, prekės ženklas, vaikai, žentai, partneriai ir bet kuri įmonė, kuri sutinka būti šalia šios politinės stovyklos. Džordžija taip pat atsiranda šiame žaidime, nes nauji projektai susiję su Trumpo pasauliu atsiranda jau įtemptoje politinėje aplinkoje. Jungtinėse valstijose ataka perėjo į kitą lygį, kai Markas Rubijus buvo apklaustas kongrese apie Jaredą Kushnerį ir Steve'ą Witkoffą. Demokratai spaudė Rubijų kaltinimais dėl interesų konflikto, minėdami užsienio investicijas, artimųjų rytų fondus ir Kushnerio bei Witkoffo dalyvavimą jautriuose pokalbiuose apie užsienio politiką.
Ketinimas buvo aiškus - viešai įsprausti valstybės sekretorių į spąstus ir užsiminti, kad Trumpas būtų perdavęs Amerikos diplomatiją verslininkams artimiems šeimai. Rubijus nepateikė tokios istorijos, kokios norėjo kairė. Jis pareiškė nematęs jokių įrodymų, kad Vitkofas būtų priėmęs sprendimus asmeniniai naudai ir pabrėžė, kad per jų bendravimą pasiuntinys atrodė veikiantis JAV labui. Atsakymas sukėlė nepatogumų, nes sugriovė pagrindinį posėdžio spektaklį. Klausinėjimas buvo surežisuotas taip, kad atrodytų kaip tiesioginis pasmerkimas, tačiau Rubijus pareikalavo kažko esminio, konkrečių įrodymų, o ne vien politinių įtarimų. Iravo klausimas buvo įtrauktas kaip dar vienas bandymas pakenkti. Kairė bandė teigti, kad Kušneris ir Vitkovas elgėsi su branduolinė krize, tarsi su nekilnojamojo turto sandoriu. Tačiau vieša Rubio pozicija buvo kitokia. Jis pareiškė, kad bet koks sankcijų Iranui sušvelninimas turi būti sąlygotas branduolinės veiklos atsisakymu. Tai pakeičia istorijos esmę. Trumpas neatskleidžia visų kortų. Baltieji rūmai išlaiko spaudimą, naudoja alternatyvius kanalus, tikrina galimybės ir aiškiai parodo, kad Irano režimas negaus jokių naudų, jei nepadarys nuolaidų pagrindinėme klausime. Ši detalė svarbi, nes kairieji bando viską lyginti su Obamos branduoliniu susitarimu. Tarsi tas modelis būtų buvęs tobulas ir tarsi Trumpas būtų sugriovęs nuostabų sprendimą. Realybė yra ta, kad Trumpas visada laikė Iraną rimta grėsme, o ne patikimų partnerių. Skirtumas tas, kad jis nepasikliauja vien tradicinė diplomatija. Ta diplomatija, kuri gražiai kalba, pasirašo popierius, o paskui paaiškėja, kad priešas ir toliau slapta veikia po stalu. Trumpas naudoja karinį spaudimą, sankcijas, netiesioginės dėrybas ir pasiuntinius už diplomatinio burbulo ribų. Būtent tai ir erzina Vašingtoną. Visuotinis boikotas prieš Trumpų šeimą kyla būtent iš šio nepasitenkinimo. Kairė negali pakęsti matyti Trumpo sąjungininkų besisukančių tarp investuotojų, vyriausybių ir tarptautinių dėrybų. Jie nori, kad kiekvienas stiprus respublikonas liktų izoliuotas, demonizuotas ir bijotų pasirodyti viešumoje. Todėl ši kampanija nesibaigė ties Albanijos projektu. Ji bando smogti Trumpo prekės ženklui, Affinity Partners, Itkofui, Rubijui ir bet kuriai užsienio vyriausybei, kuri sutinka dėrėtis su šia grupe. Tas pats modelis jau pasirodė ir kitose srityse. Su dešinė siejamos įmonės yra spaudžiamos, bankininkai ir investuotojai bauginami. Konservatyvūs turinio kūrėjai yra boikotuojami. Platformos yra spaudžiamos cenzūruoti. Dabar šis metodas pasiekia tarptautinius projektus, susijusius su Trumpų šeima. Logika paprasta. Jei jie negali sutrukdyti Trumpui valdyti, jie bando sutrukdyti bet kam, kas su juo susijęs, turėti viešą gyvenimą, privačią veiklą ar tarptautinę įtaką. Tačiau ir kita šios istorijos pusė taip pat aiški. Trumpo vardas vis dar judina vyriausybės, pritraukia kapitalą, sukelia tarptautinę reakciją ir erzina kairiuosius, nes išlieka stiprus, net ir nuolat puolamas. Jis atstovauja politinį, ekonominį ir diplomatinį tinklą, kurio kairiesiems nepavyko sunaikinti. Aš esu Milsonas Alvesas, globalistas, internacionalistas ir mano tikslas yra kasdien jūs informuoti tiesa. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milsono Alveso bendruomenę.